Virtualioje erdvėje pradėjo veikti šilumos taupymo konsultacijų centras, nemokamai dalinsiantis praktiškus patarimus, kaip taupyti šilumą bute ir bendrose patalpose. Mūsų studijoje bendrovės Mano būstas inovacijų ir energetinio efektyvumo grupės projektų vadovas Donatas Karčiauskas. Labas vakaras. Sveiki. Donatai, kokios dažniausiai problemos kamuoja žmonės? Tai yra kokios didžiausios bėdos, tai yra tie šilumos išsiurbikai bute? Taip, pagrindinės bėdos yra tai, kad kiekvienas gyventojas nori mokėti kuo mažiau už šilumą. Be abejo, pagrindinė bėda tai yra šilumos nuostoliai per sienas, senus langus, nuostoliai per bendrasis patalpas. Tai visos šitos problemos yra tai, kas ir lemia jų sąskaitas arba per didelį suvartojimą už šilumą. Kiek galima sutaupyti, susitvarkius tiek, kiek gali pats žmogus savo bute, neįtraukiant kaimynų ar ten apskritai visos namo bendrijos? Mūsų skaičiavimais, jeigu tiesiog yra priėmimas tam tikros priemonės, labai paprastos, kaip jūs minėjot, susitvarkymas ir racionalus vartojimas, tai apie 6% yra tas skaičius, kurį galima tikėtis pasiekti būtent tas priemonės įgyvendinus. O pinigais kiek tas yra? 6%, jeigu įsivaizduojat, gyventojas moka apie 300 litų kiekvieną mėnesį už šildymą, tai 6% tai lemia už visą sezoną apie kokį 150 litų. Bet 150 prie 150 yra jau 300 litų. Ką pirmiausia reikėtų keisti, tarkim, senos statybos bute? Kas langus, sieną šiltinti? Tyrimai rodo ir skaičiavimai rodo, kad tai pagrindiniai dalykai tai yra sandarus namas. Tai yra, jeigu per jūsų langą kiauri, jeigu jūsų sienos yra kiauros, tai kitos priemonės nepadės, jeigu visa šiluma pateks į lauką. Tačiau įgyvendinus šitas priemonės galima daryti kitus žingsnius, tvarkyti šildymo sistemą, balansuoti patį pastatą, tvarkyti bendrųjų patalpų, tai yra keisti lauko duris, laiptinių duris, rūsių langus. Tai tiesiog yra tie žingsniai, pradedant nuo svarbiausio, tai yra apsitvarkyti savo bute ir po to einant į bendrasis patalpas ir šildymo sistemą. Tikriausiai langų keisti šiuo jau šaltuoju metų sezonu nebereikėtų, ar ne? Nepatartina būtų. Tuos darbus jau reikėtų daryti kada? Pavasarį, vasarą? Pavasarį, vasarą. Pastatų administratoriai intensyviai dirba vasaros metu, siūlydami, konsultuodami klientus tam, kad daugiabučių gyventojai būtų pasiruošę ir tas priemonės vasaros metu susitvarkytų. Jeigu kalbame apie langus, kurie yra ten tie įsiurbikai tos šilumos, plastikiniai ar mediniai yra geriau? Dažnai žmonėms kyla toks klausimas. Klausimas, ką nori gyventojas turėti, ar plastikinius ar medinius. Tačiau šiluminė prasme, tai plastikiniai langai taip pat labai gerai sulaiko šilumą. Tai tiesiog reikia žiūrėti kiekvienas gamintojas, klausti gamintojas šiluminės varžos parametrų ir lyginti grynai šiluminės varžos parametrus. Sienos, kiek kainuotų, tarkim, jas apšiltinti, standartinėme bute, standartinėme name? Iš esmės, jeigu mes kalbame apie sienų apšiltinimą, tai mes kalbam jau apie renovacijos projektą, nes sienos taip paprastai neapšiltinsi. Tačiau, kad ir Vilniuje kaip pavyzdys, yra daugiabučių, kur yra tiesiog siūlės tarp stambių plokščių blokų ir jų apšiltinimas yra pakankamai paprastas, nedidelė kaina ir iš tiesų efektas yra jaučiamas. Yra galimybė kažkaip pasitikrinti, kiek to šilumos išeina pas tave bute per langus, per sienas, ar kažkokie prietaisai, ar, nežinau, specialistus gal galima įsikviesti, kurie išmatuoja tą varžą? Iš esmės yra du tokie prieimai pasimatuoti. Tai yra vienas, tai yra specialūs prietaisai, tai vadinami termovizoriai, kurie fiksuoja šilumos nuostolius ir tiesiog pagal tą nuotrauką galima tikrai nustatyti defektą ir priimti sprendimą dėl keitimo. Tie prietaisai yra nuomojami ar juos reikia įsigyti? Tie ir įsigyti ir nuomojami, bet tačiau mes kaip pastatų administratorius labai dažnai fotografuojame mūsų administruojamų pastatų sienas, langus ir tiesiog jeigu matome aiškius defektus, informuojame klientus ir imamės priemonių. O gal galit pateikti kokių nors tokių optimistinių pavyzdžių, kada žmogus, ką jis padarė ir kaip dabar gerai gyvena? Kaip pavyzdys yra daugiabučis, bendrija nusprendė tiesiog įsitiekti naujus langus, pasikeisti vietoje neefektyvių, normaliais langais, kurie nepraleidžia šilumos. Tai kaip pavyzdys, jie per sezoną sutaupė apie 40 000 litų ir tai yra apie 10% viso suvartojimo. Realiai tie pavyzdžiai tokie yra jų daug, nes yra 5 žingsnių taupymo programa, kuri būtent ir padeda klientams ir daugiabučių gyventojams rasti sprendimus. Ir jau apie 1000 daugiabučių yra prisijungę prie tos programos ir bendrai paėmus nuo jau 3 metai, jau kažkur kas mėnesį po 7% yra sutaupama būtent šilumos suvartojimo. Tie 5 žingsniai, gal jūs trumpai galėtumėte juos įvardinti? Tai yra tiesiog priemonių rinkinys, kuris padeda būtent mažinti
mažinti suvartojimą. Ir tie 5 priemonės yra, pradedant nuo pačių stambiausių, kaip mes pradžioje kalbėjom, langų pasikeitimas, sienų apšiltinimas ir einant toliau iki sistemos keitimo, balansavimo, reguliavimo sprendimų. Tai būtent mes tuos žingsnius pristatome ir daugiabučių gyventojams rekomenduojame, nuo ko reikėtų pradėti. Ar visi gali toje taupyklėje virtualioje lankytis ir klausti, ir kokie specialistai ten atsakys? Gali ir kviestume, nes mūsų pagrindinis uždavinys yra konsultuoti ir padėti atrasti tas optimaliausias priemonės. Tai yra padaryti labai paprasta, tiesiog apsilankykite puslapį www.taupykimešilumą.lt ir suveskite jūsų problemą arba jūsų klausimą susijusiu su šilumos taupimu. Tai buvo bendrovės Mano būstas inovacijų ir energetinio efektyvumo grupės projektų vadovas Donatas Karčiauskas. Ačiū, kad atėjote pas mus į studiją. Prašau.